Sveiki, aš esu kineziterapeutas ir sveikatingumo instruktorius Rokas, o šiandieną mes paruošėme jums treniruotę skirtą treniruoti kraujagyslių sistemą, bendrą kūno ištvermę ir lavinti raumenis. Taigi tikrai bus šilta, pažadu, ir bus pakankamai aktyvu, taigi turėkite šalia vandens ir pasportuojame kartu. Taigi pradedam treniruotę skirtą aerobiniam pajėgumui, tai tvirtinsim kraujagyslių sistemą, širdį stiprinsim. Taigi kojas laikome plačiau ir dabar pabandome su kaire ranka kelti ją į viršų, grįžtame su dešinė lygiai taip pat į kitą pusę. Dabar, kad pratemptų juosmenį į vieną šoną, į kitą, stengiamės įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam, iškvepiam. Stengiamės ne tik ranką tiesti, bet jau stengiamės ir per visą šoną išilgėti. Iš vienos pusės, iš kitos. Dar po vieną kartą. Į vieną pusę, į kitą. Gerai. Sustojam dabar. Daugiau aktyvumo. Kojas prijungiam. Žygiuojam vienoj vietoj, ar ne? Ir su rankomis stumėmės tolyn į priekį ir grįžtam atgal alkūnėmis. Reiškia, susikūpinam ir alkūnės atgal. Stengiamės kuo toliau rankas į priekį ir grįžtam. Iškvėpkit, kada stumėt rankas tolyn, įkvėpkit, kada alkūnės atgal. Dar keli kartai. Va, labai gerai. Kad tempimas jau susikojos juda. Paskutiniai į priekį, atgal. Dar kartelį ir grįžtam. Gerai. Kojos dabar sustoja, bet žingsnis į kairę su kojomis, rankos plačiai. Kai tik grįžo, apsikabinom. Į šalis plačiai, apsikabinom. Žingsnis, apsikabinom. Įkvepiam, iškvepiam. Vat. Daugiau vietos kambarį arba namuose, arba sporto salėj. Ir dirba ir pečiai, ir klubai. Į vieną šalį, į kitą. Kaip pavyksta? Čia daugiau aktyviau į vieną šoną, į kitą. Va, dar po vieną kartą. Kūnas tvirtas. Įkvepiam, iškvepiam. Gerai. Dabar daugiau su pusiausvyra padirbsim. Stovim ant dešinės kojos. Kairę koją mes atvedam atgal ir rankas pakeliam į viršų. Grįžtam iš kitos pusės lygiai taip pat. Įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam, iškvepiam. Žvilgsnis į apačią. Va, žvelgiam į grindis ir pakeliam ranką vieną, kitą. Va, koja atgal, rankos į viršų. Sustojam. Gerai. Toliau nesustojam. Rankos lieka šalia mūsų, kojas laikom plačiau. Dabar dešinė alkūnė ir kairys kelis. Bandom suliesti pakėlę, pastatėm ir iš kitos pusės. Vieną ir kitą. Va, nugaros mūsų tiesios, kelis prie alkūnės, alkūnė prie kelio. Į vieną šoną, į kitą. Įkvepiat, iškvepiat. Va, ir kojas laikykit plačiau, kuo aukščiau kelį prie rankos. Va, išlaikom pusiausvyrą, rimti reikalai, nugaros tiesios. Sušylam, va, vieną pusę, kitą. Ir sustojam. Gerai. Atsikvepiam, duodam kūnui truputėlį pailsėti. Tai dabar įkvepiam, rankos į viršų pakyla, įkvepiam, iškvepiam, atsipalaidom, rankos suglemba, nugarą susikūplina. Ir vėl. Įkvepiam ir iškvepiam ir atsipalaiduojam. Dar vieną kartą. Įkvepiam aukštyn, iškvepiam žemyn. Super, gerai. Toliau nesustojam, žygiuojam. Žygiuojam. Vat, dabar paprasčiau. Pabandom tik tai kelius aukščiau kelti. Į viršų, tarsi per aukštą žolės reikia kelti kelius. Visas juosmuo tiesus, grakščiai stovim. Vieną pusę kitą. Vat, paprasčiau tiesiog atkojas. Viena pusė kita. Irgi ir kvėpuojam, stengiamės išlaikyti žvilgsnį į priekį ir sustojam. O dabar prijungiam koją ranką. Ištiesiam kairę ranką, kairę koją atgal. Ir grįžtam. Ta pačia ranka, tą pačią koją. Iš vienos pusės, iš kitos. Įsivaizduokit kaip bokse. Ištiesiat ranką kuo toliau.
Iš vienos pusės, iš kitos. Tuo pačiu metu ir koja, ir ranka. Va, viena pusė, kita. Kuo toliau. Įsivaizduokit priešais jūs didelė siena ir bandot ją pasiekti. Iš vienos, iš kitos. Ir sustojam. Super. Toliau judam, nesustokim. Dabar kojas laikome tvirtai. Nejuda kojas, bet juda rankos. Kairę ranką tiesiat į priekį, dešinę atgal. Ir į priešingą pusę. Dešinę ranką į priekį, kairę atgal. Ir tarsi plaukiam vieną pusę ir kitą. Iš šono taip. Ir ne, kad kuo toliau vieną pusę ir kitą. Kojos nežymiai sulenktos per kelius ir bandom ištiesti ranką į priekį, o priešingą tiesti atgal. Kuo plačiau įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam, iškvepiam ir bandom kuo toliau ranką į priekį. Vieną į priekį, kitą atgal. Dar iš vienos pusės. Iš kitos, po paskutinį. Labai gerai. Sustojam. Toliau judinam ir kojas. Dabar darbas mūsų toksai. Kojos siaurai ir žingsnis į kairę pusę, o mes rankas taip į šalį, sulenktos alkūnės. Kai tik grįžta koja, rankos susiglaudžia. Ir lygiai tas pats į kitą pusę. Į vieną pusę ir į kitą. Ir bandom į vieną šalį, į kitą. Stengiatės įkvepiat, iškvepiat. Įkvepiat, iškvepiat. Va, nugara mūsų tiesi. Pajauskit, kad tempia pečius. Dirba tarpmentiniai raumenys, kojos tvirtai laiko. Į vieną šalį, į kitą. Sustojam. Gerai. Dabar slidinėsim su slidėm. Darbas mūsų toksai. Rankos nusileido atgal. Ir kai tik pakilo rankos į viršų, o koja į šalį. Ir vėl grįžo koja ant žemės, rankos atgal į kitą pusę. Ir į vieną šalį, ir į kitą. Va, ne tik rankos, bet ir koja. Ir pusiausvyrą lavinam. Va, iš vienos pusės, iš kitos. Įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam, iškvepiam. Va, super. Truputį prilenkėt kelius ir pakilot. Nu, įsivaizduokit, kaip su slidėm reikia. Į vieną šalį, į kitą. Dar keletą kartų. Į vieną pusę, į kitą. Ir po paskutinį. Sustojam. Labai gerai. Atsikvepiam. Dabar lengvas prasitempimas. Kojas laikome plačiai. Ir pabandome dabar lėtai su abiejomis rankomis leistis link dešinės pėdos. Lėtai. Ir tada grįžtam į viršų, į priešingą pusę. Lygiai taip pat. Nugaros mūsų tiesios, į vieną šalį, į kitą. Keletą kartų. Taip, į dešinę pusę ir į kairę. Gerai, įsitiesiam į viršų. Kojas laikome plačiau, o dabar ir kojos ir rankos dirba vienu metu. Pabandome dešinę koją sulenkti ir kairę ranką ištiesti taip į šalį. Kai tik ranka grįžo, koja įsitiesi. Ir lygiai taip pat kairė koja susilenkė, dešinė į šalį. Ir bandom taip į vieną pusę ir į kitą. Tarsi bandome į šalį kažką pasiekti su ranka. Va, kvėpuokit. Kojas plačiai laikom. Į vieną pusę, į kitą. Į vieną šalį, į kitą. Galima netgi galinę pėdą atkelti, ar ne? Pasisuka ir pėda, ir koja įsitiesia. Į vieną šalį, į kitą. Kairė ranka į dešinę pusę, dešinė į kairę. Va, labai gerai. Visas kūnas ilgas. Vieną šalį ir po paskutinį. Į vieną pusę, į kitą. Sustojam. Toliau žygiuojam. Ir dabar stengiamės su rankomis. Įkvepiam. Iškvepiam. Bet žygiuojam. Įkvepiam. Iškvepiam. Dar keli kartai. Į viršų. Žemyn. Va, atsipalaiduojame. Rankos atgal. Pečiai į priekį. Į vieną šalį pasilenkiam. Į kitą šalį pasilenkiam. Rankas ištiesiam, sunererdami rankas per pirštus. Į priekį. Į viršų. Ir į vieną šoną pasilenkiam. Į kitą šoną pasilenkiam. Ir atsipalaiduojam. Taigi pirma treniruotės dalis baigta. Atsikvėpkite, pailsėkite, išgerkite stiklinę vandens ir netrukus grįšime.
Šiandieną paruošėme dar vieną treniruotę su svareliais. Skirta stiprinti kūną, lavinti raumenis ir būtent tokiame amžiuje išlikti stipriems ir sveikiems. Taigi būtinai prisijunkite kartu, nepatingėkite ir sportuokime. Taigi pradedame treniruotę su svareliais. Dar viena treniruotė. Taigi dabar paprasčiausiai pabandom apšilti. Rankas laikom prie savęs ir taip į vidinę pusę, išorinę. Į vidinę, išorinę. Pasukiojam rankas taip per riešus, per dilbius, per pečius. Va, keletą kartų. Gerai. Dabar kojas laikome plačiau ir svarbiausia, kad būtų labai daugiau erdvės aplinkius. Kad labai nebūtų siaura vieta ir pasisukiojam taip iš šalis į vieną pusę, į kitą, bet svareliai sunkesni, taigi gali jaustis toksai malonus tempimas per juosmenį, į vieną pusę, į kitą. Vat. Dar vieną kartelį ir sustojam. O dabar pradedam įtupstus. Tai dešinę koją statot į priekį, kairę koją statot atgal ir nežymiai taip į šalį ir iš karto rankos įsitiesia. Kojas taip nežymiai susilenkė ir grįžo. Ir iš karto į priešingą pusę, į vieną ir į kitą. Vat. Ne tik, kad koja atgal į šalį, bet dar ir į šoną pasisuka. Nežymiai, truputį. Ir kai tik žingsnis atgal, rankos į priekį. Kvėpuojat, žvilgsnis į priekį, visą laiką kartu su svoreliais. Įkvėpėt, iškvėpėt. Įkvėpėt, iškvėpėt. Dar po vieną kartą. Ir sustojam. Gerai. Dabar pasisukam taip šonu ir pabandome kojas laikyti tvirtai sulenktas. Įsivaizduokit jūsų visa trama. Dešinę ranką atgal, kairį į priekį. Ir į vieną pusę, ir į kitą. Ir taip su lingavimu. Kojas spirokliuoja. Į vieną šalį, į kitą. Vat, kvėpuokit. Ranka viena pilnai į priekį, įsitiesia kita atgal. Ir kojos linguoja. Ir kūnas tvirtas. Vat. Jauskit, kad visos rankos tiesios, ilgos, kuo toliau. Labai gerai, dar keli kartai. Ir sustojam. Super. Atsikvėpiam. Dabar pabandysim treniruoti mūsų pusiausvyrą. Rankas laikome šalia savęs. Koją kairę pakelsim vienu metu su ištiestomis rankomis. Tai reiškia, rankos su kojomis pakilo ir pasidėjo ant žemės. Iš kitos priešingos pusės. Lygiai taip pat. Į viršų, žemyn. Ir iškeliam, nuleidžiam. Įkvepiam, iškvepiam. Kuo aukščiau. Vat, pabandykit žingsniuoti. Į viršų rankos ir grįžti. Į viršų rankos ir grįžti. Su koja kartu. Va. Kuo pavyksta daugiau rankas į viršų. Ir nugarą tiesią laikot. Labai gerai. Vieną pusę ir kitą. Koja iš karto su ranka. Kuo aukščiau rankos. Dar keli kartai. Vieną pusę nugarą tiesią. Ir kitą. Iš vienos, iš kitos. Labai gerai. Ir pusiausvyrą laikom. Sustojam. Taigi sekančių pratimų mes daugiau treniruosime nugaros raumenis, kojas laikome sulenktas, rankos šalia mūsų, tik delnais į apačią, nežymiai nugara pasvyra į priekį, bet kojų sąskaita. Reiškia, nugara tiesi, bet jinai tik lengvai pasvirus į priekį. Ir dabar rankas atgal ir grįžta į priekį. Atgal, grįžta į priekį. Pabandom mentę suliesti vieną šalia kitos. Įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam, iškvepiam. Vat ir kartojam. Atgal ir į priekį. Super. Nugara tiesi. Kojas daugiau sulenkėt. Va. Labai gerai. Ir rankos prie klubų. Galit net prie klubų laikyti rankas. Super. Vat. Kuo daugiau nugara tiesi. Ir rankos atgal ir į priekį. Labai gražiai. Žvilgsnis tiesus. Va. Irgi laikot kojas daugiau sulenktas. Vat ir rankomis atgal. Paskutiniai kartai, kad mentės dirbtų, tik suvedėm rankas ir atgal. Ir sustojam. Oho, gerai. Pabandysim rankas laikyti vieną šalia kitos su svareliais. Ne? Ir kojas laikysim plačiai. Dabar darom nežymų pritupimą, rankos leidžiasi žemyn ir kai tik įsitiesia kojas, įsitiesia ir rankos į viršų. Ir taip svirduliuojam. Atgal į priekį. Į apačią aukštyn. Įkvepiam. Iškvepiam. Pabandom taip iš inercijos, kad kaip siubavimas vyktų. Į viršų ir nusileido žemyn. Į viršų, nusileido žemyn.
Visą laiką koja susilenkia. Pabandykit koją sulenkti. Va, labai gerai. Va, tarsi bandot išmesti svorį į viršų. Nusileidot, pakilot. Labai gerai, nugaros tiesios, super. Įkvėpėt, iškvėpėt. Kai tik įkvėpėt, pritupėt, iškvėpėt, ištiesėt. Įkvėpėt, iškvėpėt. Va, kojas plačiai laikykit, nugarą labai gerai tiesi. Va, ir tarsi bandot svorį į viršų išmesti. Nusileidom, pakilom. Nusileidom, pakilom. Ir sustojam. Kojas laikome plačiai, rankos tvirtai laiko svarelius. Ir dabar dešinė ranka, taip tiesiam ranką aukštyn į kairę pusę. Ir grįžta prie mūsų. Tada su kairė ranka į dešinę aukštyn. Ir grįžta. Ir kai tik tiesiam ranką svarelį, tai ir koja padeda. Jeigu dešinę ranką tiesiam, dešinė koja įsitiesia. Viena pusė. Ir kita. Aukštyn į vieną šoną. Aukštyn į kitą. Padėkit ir kojoms. Truputį susilenkia ir kojos, įsitiesė ir grįžo. Į viršų ir grįžo. Įkvėpėt, iškvėpėt. Vat, pabandom padėti su kojomis. Labai gerai. Va, įsitiesė ranka ir grįžo. Ir su kojom. Ištiesėt ir grįžo. Labai gerai. Vat, į vieną pusę ir ištiesėt į kitą. Vat, keliai gali būti plačiau truputį. Bus daugiau atramos, patogiau. Labai gerai. Ir taip į viršų tiesėt. Labai gerai. Na, paskutiniai kartai. Ir sustojam. Taigi dabar sekančių pratimų jau treniruosime pilvo raumenis. Taigi sėdame žemyn, galima lėtai taip ant kelio nusileisti ir atsisėsti patogiai ant žemės. Svareliai lieka prie jūsų. Ir dabar rankose svarelius laikome ištiestomis rankomis į priekį, kojos būtinai sulenktos, pėdos ant grindų, įsitiesė rankos toliau. Ir pasisukam į vieną šalį, pasisukam į kitą šalį. Į vieną pusę ir į kitą. Nugaros lengvai sukūprintos. Pasisukom, rankas taip nežymiai sulenktas laikom, nepilnai ištiestas į vieną pusę ir į kitą. Irgi kvėpuokit stipriai į vieną šalį, į kitą. Ir taip pasisukam per juosmenį. Vat. Labai gerai. Į vieną šalį ir į kitą. Nugara lengvai susikūprinusi, kojos šalia viena kitos. Vat, delnas prie padelnos tenkitės, va, ir į vieną šalį, ir į kitą. Labai gerai. Va, alkūnės lengviau sulenkėt, va, truputį bus paprasčiau. Į vieną pusę, į kitą, ir kojas siauriau viena šalia kitos. Gerai, kvėpuojam, į vieną pusę, va, ir į kitą. Į vieną, ir į kitą. Sustojam. Oho, dabar iš sėdimos padėties mes atsigulsim. Taigi sekančių pratimų mes gulamės ant nugaros, kojos lieka sulenktos. Vat. Ir dabar pabandome rankas ištiesti aukštyn, kojas sulenktas atkelti nuo žemės ir pabandome su rankomis judėti link pėdų, susilenkiam ir grįžtam atgal. Iškvepiam su rankomis į priekį, įkvepiam, grįžtam atgal. Prilietėm kelius, grįžom atgal. Bet stengiamės tiesti kuo toliau link pėdų. Vat ir kojas žymiai arčiau pritraukėt prie savęs ir grįžtat. Įkvėpėt ir iškvėpėt. Būtinai stenkitės susilenkti per juosmenį. Va. Ir iškvėpėt, įkvėpėt. Kojas arčiau prie savęs. Labai gerai. Va. Super. Rankomis galima judėti į priekį plačiau, va čia ir grįžtant. Dar keli kartai. Paskutinis. Į priekį ir grįžtant. Viskas, pailsėkit. Tai dabar patreniravom pilvo raumenis, o dabar treniruosim viršutinę pečių dalį. Taigi kojas sulenkiam ir su rankomis tiesiame aukštyn svarelius ir leidžiamės plačiai žemyn. Į viršų aukštyn, žemyn. Stengitės iškvėpt, leidžiate žemyn, įkvėpėt. Kojos lieka pakilusios, sulenktos. Aha. Nugarą spaudžiam prie grindų. Nugara prispausta, svarelį įsitiesia, nusileidžia. Ir stengiamės plačiai rankomis judėti. Vat. Į viršų ir grįžta žemyn. Į viršų, grįžta žemyn. Nugara prispausta, keliai arčiau prie jūsų. Va. Labai gerai. Kuo tiesesnė nugara. Keliai tvirtai suspausti,
Pabandykit kelius irgi prispausti arčiau prie savęs ir rankas plačiai ir į viršų. Labai gerai. Rankas tenkitės tik į šalis plačiai, gerai, lenkit per alkūnes ir kylat į viršų. Taip. Ir sustojam. Šaunuolės, paskutinis pratimas liko. Paskutinis pratimas mūsų laukia, kada svarelius pasidedam šičia, kur klubo sąnarys, kojas abidvi sulenktos ir dabar su iškvėpimu stengiamės atkelti juosmenį. Atkilo juosmuo, leidžiasi žemyn. Iškvėpiam. Įkvėpiam. Kojas stipriai spaudžiasi į grindis, bet net nuo kulnų. Spaudžiame, ištiesiam juosmenį ir leidžiame žemyn. Koja labiau į viršų ir grįžtam žemyn. Stenkitės atkelti taip, kad sėdmenys neliestų grindų. Va, ir leidžiate žemyn. Su iškvėpimu. Į viršų kylat, leidžiate žemyn. Va, labai gerai gaunasi. Svarelius galite laikyti čia daugiau prie klubų ir atkilo juosmuo, leidžiasi žemyn. Pilvas irgi įtemptas. Pilvas įtemptas, nusileido žemyn, pakilot aukščiau. Kojas galite laikyti plačiau, bus daugiau atramos. Ir sustojam. Viskas. Na, svareliai tikiuosi buvo ne per sunkus ir pakankamai pajautėt raumenis. Taigi dėkoju, kad sportuojat ir susitinkame kitoje mūsų treniruotėje. Iki. Ir labai svarbu atkreipti dėmesį į tai. Asmenims su cukriniu diabetu fizinį krūvį planuokite iš anksto. Susileiskite insulino, pavalgykite ir po 1 ar 2 valandų mankštinkitės. Prieš sportuodami visuomet pasitikrinkite gliukozės kiekį kraujyje. Turėkite gliukozės tablečių arba vaisių sulčių. Turint aukštą kraujo spaudimą, būtina gauti sutikimą sportuoti iš savo šeimos gydytojo. Pradėjus jausti galvos svaigimą, sustabdyti treniruotę. Turėti šalia vandens. Esant po klubo endoprotezo operacijos, draudžiama atlikti pratimus, kuomet kojos kelis aukščiau už klubą. Pėda sukasi į vidinę pusę, kuomet koja tiesi. Pratimus atlikti tik mažoje amplitudėje iki skausmo ribos. Gulint ant nugaros, turėti pagalvėlę po galvą. Patartina sportuoti su artimųjų priežiūra.